Gero kelio. Gero saugaus kelio linkime visiems skubantiems ir skubame pasidomėti, kaipgi eismo dalyviams sekėsi Druskininkų gatvėse ir keliuose. Apie tai prašysime papasakoti mūsų pašnekovą, vyresnįjį tyrėją Giedrių Alminą. Labadiena, panas Giedriau. Labadiena. Kaip sekėsi Druskininkuose, ar eismo įvykių buvo fiksuota? Per savaitę Druskininkų policijos komisariato pareigūnams registruoti eismo įvykių neteko. Savaitė praėjo ramiai, o policijos pareigūnai išaiškino vieną vairuotoją, kuris vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės vairuoti. Vienas atvejis išaiškintas pavojingo vairavimo, kada vairuotojas vairavo transporto priemonę ir lenkė kitą transporto priemonę ne pėsčiųjų perėjoje. Vienas vairuotojas vairavo transporto priemonę nepasitikrinęs sveikatos nustatytų periodiškumu ir kiti kelių eismo taisyklių pažeidimai susiję su transporto priemonių statymu neleistinuose vietose. Štai tokia situacija buvo Druskininkuose. Šią savaitę jau pasigirdo ir vidaus reikalų ministras kalba apie tai, kad reikia griežtinti atsakomybę tiems, kurie sistemingai be vairuotojo teisių važinėja, baudų nemoka. Pasirodo, jog tik 12% baudų yra sumokama, o tie, kurie neturi atsakomybės jausmo ir toliau važinėja ir dažnokai būna neblaivus. Jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų štai toks atsakomybės griežtinimas gali padėti? Atsakomybės griežtinimas, manau, kad tikrai gali padėti. Turime tikrai nemažai atvejų, kada vairuotojai praranda vairuotojo pažymėjimus ir vis tiek vairuoja transporto priemonės. Būna atvejų, kad ir 2 kartus, 3 kartus per metus papuola be vairuotojo pažymėjimų, kai jau jį yra praradę. Ten baudos jų neveikia ir manau, kad griežtesnės priemonės gal kažkiek ir pagerintų situaciją. Juolab, kad automobiliai yra konfiskuojami, bet po to jie įsigyja vėl kitus, kurie ten ir be techninės apžiūros būna ir saugumo kelyje tokie automobiliai tikrai neužtikrina. Dažniausiai taip ir būna, kaip jūs minėjot, kai būna nei priregistruoti, nei apdrausti, nei praėję techninės apžiūras ir nusiperka tokią transporto priemonę, kaip sakyti, galima vienam kartui važiuoti, jeigu papuls, tai papuls, jeigu nepapuls, dar gal bandys ir kitą kartą važiuoti. Ir manau, griežtesnės baudos ar kitos priemonės tikrai situaciją pagerintų. Ministras kalbėjo apie tai, kad tie, kurie nemoka baudų, yra tokių, kurie ten 100 000 jau yra sukaupę, jie turėtų atsėdėti paprasčiausiai, o ne ir toliau krėsti tokias išdaigas. Dėl atsėdėjimo negaliu komentuoti, jau čia ministro nuomonė. Taip. Kokį pristatymą priims, tokiais ir vadovausimės įstatymas. Giedriau, pavasaris, iš tikrųjų kovo pradžia buvo šilta ir saulės netrūko. Ar jaučiate, jog ir Druskininkuose daugėja norinčių pailsėti? Norinčių pailsėti tikrai daugėja. Jaučiame, kada gatvėse, pėsčiųjų takuose, dviračių takuose didėja transporto priemonių, jų mikrojudrumo priemonių ir matome, kad ne visi vairuotojai šių transporto priemonių dėvi saugos šalmus. Taip. Rytoj organizuojame susitikimą su įmonėmis, asmenimis, kurios užsima tokių transporto priemonių nuomą. Dar kartą išaiškinsime kelių eismo taisyklių pakeitimus, kurie yra įsigalioję. Bandysime rasti bendrą kalbą ir kažkiek daryti tvarką, kad nebūtų skaudžių įvykių, kad visi būtų saugus ir kad laikytųsi kelių eismo taisyklių. Taip, kurios įsigaliojo nuo šių metų ir man pačiam teko matyti, jog ir nuomojami elektriniai paspirtukai, prie jų prikabinti šalmai, bet žmonės ir toliau važiuoja, šalmas taip ir kadaruoja prikabintas, o jie ir toliau važiuoja be jokių apsaugos priemonių. Vadinasi, tas tolerancijos laikotarpis baigsis ir kiek suprantu, Giedriau, vis dėlto imsitės ir tam tikrų priemonių. Priemonių imtis tikrai teks. Pareigūnai dirbantis, patruliuojantis gatvėse dar pradžiai bandė pravesti prevencinio pobūdžio pokalbį, išaiškinti, kas grėsia ir kad gali būti nemalonumai tiek dėl sveikatos, tiek dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, bet ne visada tokie pokalbiai veikia. Tikrai imsimės priemonių, kaip sakau, rytoj pakalbėsime su įmonių atstovais, asmenimis, perspėsime, ir tada jau žiūrėsime ir reaguosime. Taip, Giedriau, ačiū Jums, dėkui Jums už informaciją, belieka palinkėti saugios ramios dienos visiems eismo dalyviams ir žinoma Jums, dėkui. Ačiū Jums, o visiems eismo dalyviams išliks saugiems. Mūsų pašnekovas buvo Druskininkų policijos komisariato vyresnysis tyrėjas Giedrius Alminas. Jo informacija, šiais metais jau nuo sausio 1 įsigaliojo mikrojudumo priemonių vairuotojams privaloma dėvėti šalmus, bet kaip matome, inercijos yra dar daug ir kol kas ir mūsų pašnekovas sakė, jog imsiasi papildomų priemonių. Kiekvieną dieną Lietuvos keliais įvairiais greičiais lekia apie 1,5 milijono automobilių.
Pavyti jos gali tik radijas. Pavyti ir pradžiuginti. Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Driftarena LT. Aukų ir sužeidimų išvengta, buvo smarkiai apgadinta transporto priemonė, turim užregistravę 518 eismo įvykių, 273 įvyko Alytaus mieste. Na taip, kiekvieną dieną mes skaičiuojame įvykius, kurie įvyksta Dzūkijos gatvėse ir keliuose. Na, o dabar pasidomėkime, kaipgi sekėsi eismo dalyviams Varėnoje ir kalbame su policijos komisariato reagavimo skyriaus viršininku Rimantu Platukiu. Labadiena, ponas Rimantai. Labadiena. Ši savaitė prasidėjo neramiai Varėnos rajone, ne tik keliuose, bet ir danguje. Ir drono istorija, ko gero, privertė ir policijos pareigūnams papildomo darbo, bet pradėkime galbūt nuo įvykių keliuose, o po to pakalbėsime ir kitomis temomis. Praėjusią savaitę buvo registruoti 2 techniniai eismo įvykiai, susidūrimai su žvėrimis, tai kovo 21 dieną, apie 20 val. 9 minutės kelio naujai valkininkai Daugai Alytus 5 kilometre. Automobilis Toyota susidūrė su į kelią išbėgusia stirna. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis. Kovo 24 dieną, 20 val. 48 minutės, kelio Vydenį Dubičiai Ratai 4 kilometre, automobilis Audi susidūrė su į kelią išbėgusia stirna. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis. Varėnos pareigūnai nustatė 20 kelių eismo taisyklių pažeidimų, iš jų 1 neblaivų vairuotoją, 2 neblaivius dviračio vairuotojus, 5 vairuotojus, kurie kalbėjo mobiliojo telefonu, 1 vairuotojas vairavo neįregistruotą transporto priemonę, 6 vairuotojai vairavo transporto priemonės be privalomosios techninės apžiūros, 1 pėsčiasis padarė kelių eismo taisyklių pažeidimą ir nustatyti 4 kiti kelių eismo taisyklių pažeidimai. Na, štai tokia situacija buvo Varėnos rajone. Jūsų kolegos klausė, Rimantai, ir jūsų paklausė, štai Vidaus reikalų ministerija ir ministras kalba, kad reikia griežtinti atsakomybę už sistemingai vairuotojo pažymėjimo neturinčius, važinėjančius, dažnai su techniškai netvarkingais automobiliais ir neblaiviais. Ten baudos kaupėsi iki 100 000, o rezultato jokio. O jūsų kokia nuomonė, vis dėlto reikėtų griežtinti tą atsakomybę, nes kalbame ir apie tai, kad galbūt jeigu jie nemoka baudų, neturi iš ko mokėti, tektų atsisėsti ir pasėdėti šiek tiek. Na, šitai minčiai tikrai pritartumėm, kadangi tikrai turim ne vieną žinomą asmenį, kuris tikrai piktybiškai tą daro ir Varėnos rajone. Iš tikrųjų vairuoja transporto priemonę ne vieną kartą, yra sustabdytas neturintis teisės vairuoti. Automobiliai, aišku, yra techniškai netvarkingi, kainuojančius keli šimtai eurų. Jisai vairuoja, jam skiriamos baudos yra tiesiog juokingos, kadangi ta prasme ne dydžių juokingos, bet esmė tame, kad jis neturi nei oficialaus darbo, nei turto, nėra iš jo išieškoti, ką tiesiog jisai važiuoja, jis paprašo greičiau surašykite jiems protokolą ir jis toliau kitą dieną vėl daro tuos pačius pažeidimus. Iš esmės šiuo atveju rankos kaip ir surištos, kadangi asmens skiriamos baudos poveikio jokio nedaro, jo neauklėja, jam tiesiog, kaip sakoma, paprastas eilinis sustabdymas tiesiog. Kitą dieną jis vėl tą patį daro. Jeigu būtų pakeistas įstatymas ir tektų pasėdėti, galbūt tikrai galbūt atsirastų tokių, kurie pamastytų ir to daugiau tikrai nedarytų. Juolab, kad baudų buvo skirta vien praėjusiais metais daugiau kaip 4 321 000, o sumokėta tik 12%. Na tai, o kita statistika irgi liūdna. Per pastarosius 3 metus, dėl to, kad automobilį vairavo asmuo, kuris neturi teisę, žuvo 51 žmogus. Tai nesame mes tokie turtingi žmonėmis, kad galėtume taip lengvai pro pirštus žiūrėti. Bet tai tiems vairuotojams čia kaip nuo žąsies vanduo, ar ne? Policijos sustabdymai nieko nereiškia. Na, iš tikrųjų, paminėti, kad prieš gerą 10-metį administracinių nusižengimų kodekse buvo toks dalykas kaip administracinis areštas. Tai jeigu asmuo nemokėdavo baudų, jam buvo taikomas administracinis areštas. Tai tikrai buvo, galima sakyti, neblogas galbūt daiktas, bet esmė tame, kad reikėjo, aišku, valstybei tuos administracinius areštus išlaikyti. Taip. Vėl kaštai valstybei. Na, iš tikrųjų, čia visur reikėtų paskaičiuoti, gerai pasižiūrėti, bet matosi, kad tikrai didėja tas pažeidimų skaičius, žuvusių asmenų skaičius ir tikrai reikia kažką daryti, o vienas iš būdų tikrai skirti terminuotą laisvės atėmimą. Na štai, tokia Rimanto Platukio nuomonė. Rimantai, na ir šios savaitės pradžia dronai Varėnos rajone. Dronas kol kas vienas, policijos pareigūnams ko gero teko papildomai paplušėti. Na, iš tikrųjų, 2
paras teko dirbti įvykio vietoje, buvo įvestas planas skydas, buvo užtikrinta asmenų nepatekimas į teritoriją. Na, o specializuoti padaliniai dirbo tai, kad reikėjo surinkti daikto galimai drono nuolaužas įvairias, nuo ledo ir kas yra vandenyje, tai tikrai buvo sunkus, kadangi ledas buvo trapus, juo eiti neįmanoma, reikia plaukti, o po vandeniu irgi reikia specialiosios įrangos, kad galėtumėm surinkti įkalčius įvairius. Tai iš tikrųjų darbo buvo tikrai daug. Pats įvykis tikrai nėra kasdienis, tai daug ir susidomėjusių asmenų ir policijos pareigūnams tikrai reikėjo reguliuoti ir eismą, ir asmenų patekimą į teritoriją. Tikrai darbo tikrai pareigūnai turėjo daug. Na, štai kai kurie mūsų klausytojai klausė, kodėl 3 valandą nakties tas dronas nukrito ir sprogo, o tarnybos reagavo tik po pietų. Ar žmonės neinformavo policijos pareigūnų, ar vis dėlto buvo kitos priežastys? Na, tiesiog policijos pareigūnai tikrai, kaip sakoma, to drono pačio nesiekė, nepastebėjo ir neužfiksavo, o žmonės paprasčiausiai nakties metu Laviso kaime yra gyvenantys keletas žmonių. Turbūt nekreipė į tai, išgirdę sprogimą, tikrai nepranešė specialiosioms tarnyboms iš karto, pranešė tik tais kitą dieną ant ledo pamatė besimėtančius kažkokius įtartinus daiktus, tik tada apie 12 valandą pranešė policijos pareigūnams, policijos pareigūnai tuo metu ir sureagavo. Tai iš kitos pusės, Rimantai, tokioje situacijoje vis dėlto reikėtų nelaukti ryto, ko gero, ir tarnybas informuoti tuoj pat. Na, iš tikrųjų, piliečiams tikrai pastebėjus sprogimą arba sprogimo grėsmę, tai tuoj pat nedelsint reikėtų informuoti 112 bendrai pagalbos centrą, tada jau, kaip sakom, bendrasis pagalbos centras organizuos specialiųjų pajėgų vykimą į įvykio vietą. Juolab, kad tai gali ir kartuoti, štai pirmadienį Lietuvoje, šiandien Latvijoje įskrido ir sprogo dronas. Latvija teigia, jog jis išskrido iš Rusijos teritorijos, tad tuo atveju ateityje, ko gero, gali daugėti, belieka iš tikrųjų būti dėmesingiems. Rimantai, ačiū šiandien už informaciją ir saugios, ramios dienos ir jums, ir visiems eismo dalyviams. Ačiū ir jums ramios dienos. Na, o mūsų pašnekovas buvo Varėnos rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus viršininkas Rimantas Platukis. Kaip minėjau, Latvijoje į šalies oro erdvę įskrido ir vėliau sprogo dronas. Kaip pranešama, atskrido iš Rusijos. Šis įvykis buvo fiksuotas Kraslavos savivaldybėje, kur buvo girdėtas sprogimas, rastos nuolaužos. Tarnybos dabar skelbia, kad žmonės nenukentėjo, infrastruktūra neapgadinta, teritorijoje dirba kaip įprasta kariuomenės, policijos ir pasienio pareigūnai. Papildomos grėsmės tarnybos teigia kol kas nėra. Bet pats faktas, kaip matome, gali kelti įvairių minčių. Pirmadienį dronas Lietuvoje, o štai trečiadienį dronas jau Latvijoje. Ne tu vienas kelyje. Ne tu vienas kelyje. Vairuodami laikykimės ne tik saugaus eismo, bet ir žmogiškumo taisyklių. Svarbios ir įdomios naujienos bei aktualijos sėdintiems už vairo ir einantiems šalikele. Kiekvieną darbo dieną nuo 16 valandos linkime visiems gero kelio. Man patinka vairuoti su FM 99. Nuo skaudžiausių. Netrūksta, paskui daug daugiau yra. Kad būtų atsargus. Būk atsargus, nepakliūk į duobę. Dalinkis informaciją ir saugiai važiuok visomis transporto priemonėmis. FM99 ir akcijos partneriai. Kautra eksploatuojanti per 30 miesto autobusų Alytuje, laikraštis Alytaus naujienos. Ir Alytaus apskrities policija skelbia socialinę akciją Duobė. Dalinkis informaciją ir saugiai važiuok visomis transporto priemonėmis. Duobes ir nepatogias važiavimui vietas vardinkite telefonu 315 777 11. Nuotraukas bei filmuotą medžiagą siųskite į FM99 Facebooko paskyrą arba elektroniniu paštu reklama@fm99.lt. Mūsų bendras rezultatas – patogesni privažiavimai, daugiau šypsenų ir mažiau duobių keliuose, kiemuose ir gatvėse. Fiksuok duobes, siųsk FM99 ir gauk šaunius akcijos rėmėjų prizus. FM99 akcija Duobė startuoja. Būk atsargus, nepakliūk į duobę. Ne tu vienas kelyje. Vairuodami laikykimės ne tik saugaus eismo, bet ir žmogiškumo taisyklių. Svarbios ir įdomios naujienos bei aktualijos sėdintiems už vairo. Kiekvieną darbo dieną nuo 16 valandos linkime visiems gero kelio. Man patinka vairuoti su FM99.